Kas per dienelę mūsų šiandien laukia? Ei, valantė, kur mes šiandien traukia? Šauniai kelioniai pagaliau eilė. Dinas! Visi jaudeniai skrydžiui pasiruošia, štai mūsų laivą žydrą dangų puošia. Nuotykių naujų kasdien apstu, Dino nuotykiai smagu. Junkis drąsiai prie mūsų, liūdna tau nebus niekada, niekada. Nuotykių naujų kasdien apstu, Dino nuotykiai smagu. Junkis drąsiai prie mūsų, liūdna tau nebus niekada. Dino nuotykiai. Stovyklautojai. Ką čia darai, Dinai? Ar kažkur keliausi? Taip, truputį. Tik kai ko laukiu. Nepalik mūsų, Dinai. Jei tiesiog nori prikrauti kuprinę, imk maniškę, nes joje viskas. Nusiraminkite, šitą kuprinę mums visiems. Netrukus viską papasakosiu. Pasakyk dabar, pasakyk. Labas, Valantė. Ar čia tai, apie ką galvoju? O! Palapinė, kurios laukiau! Ir dar su paukščiu? Pagaliau galėsime stovyklauti. Iškilos, laipėjimai, laužai, zefyrai, grybai, viskas! Iki Valantė, Iki, ačiū! Tai va, kodėl viską krovė į kuprinę. Juk vienas nekeliautum, Dinai. Žinoma, kad ne koko, be jūsų būtų liūdna. Oi, kaip miela. Taigi, keliaujam stovyklauti? Keliaujam! Kas su manimi? Dino nuotykiai! Štai ir atvykom. Argi ne puiku? Taip, net oras atrodo grynesnis. Kokie gražūs medžiai. Įsirenkim stovyklą ir pasiruoškim nuotykiams. O, mūsų mažasis namelis toks gražus. Nagi, nuo ko norite pradėti? Aš norėčiau pamatyti čiuožimo taką. O aš norėčiau pamatyti kristalų olą, ji kitoje salos pusėje. Na, o aš norėčiau paplaukyti baidariam upėje. Jūsų pasiūlymai šaunūs, bet pirmiausia turėtume parinkti gražių gamtos gėrybių. Žalingų lapų, šitaip gėlių, nepavyks. gardžių uogų. Ar tikrai nenori eiti šiuo keliu? Ne, nes kristalų ola visai netoli. Nagi, visi pasijusite geriau, kai pasieksime čiuožimo taką. Dinas truputį painiojas, jis tikrai turėjo omeny baidarės. gerai. Vai gerai? Jokiu būdu. Čiuožimo takas kur kas smagesnis. Kas nutiko, Dinai? Palaukit truputį. Nesu visiškai tikras, kur mes esame. Ar kas nors žino? Be abejo žinau. Mes. Parodysiu kelią atgal iki stovyklos. Jis buvo ten ar ten? Man rodos, kol ginčiamės, pasiklydome. Pasiklydome! Palaukit, nusiraminkite, nepanikuokite, pagalvokime. Ar suprantat, kad nebūtume pasiklydę, jei būtume ėję prie upės? Kristalų oloje pasiklysti neįmanoma. Ten tik vienas įėjimas ir vienas išėjimas. Paprasčiau nebūna. Aš norėjau prasiskinti gėlyčių. Bet ne, jūs visi norėjote daryti kažką aktyvaus. Nagi, draugai, dabar turime dirbti kartu. Esame skirtingi, bet visada geriau sutarėme, kai randame, ką kiti gali pasiūlyti, ar ne? Taip, tu turbūt tu teisus, Dinai. Svarbiausia rasti kelią atgal prie palapinės. Bet kaip? Kika, tu geriausia mokslininkė tarp mūsų. Ar galime kaip nors rasti kelią atgal? Na, gal jei eitume palei upę. Girdite, juk sakiau upė. Oho, Lipai, koks tu šaunus. Žinau. Stovyklą įsirengėme netoli upės. Vadinasi, jei seksime pagal garsus, turėtume rasti kelią atgal. Teisybė, aš girdžiu upę. Tada eime! O ne, nebegirdžiu upės. Pasiklydome. Nepanikuok, Koko. Lipai, ar ką nors aplinkui atpažįsti?
Atsimenu šitą didelį kamieną. Labai šauniai jį peršokau neprisiliesdamas. Matote, Lipas visada atsimena, ką šaunaus padarė. Vadinasi, turime grįžti pro kamieną ir toliau eiti. Šitą kryptimi. Puiku, šaunuolis Lipai. Ei, man atrodo, kad vėl išklydome iš kelio. Taip, neatsimenu, kad būčiau per ką nors čia peršokęs. Pasiklydome! Koko, niekas kitas taip gerai nepastebi miško detalių kaip tu. Gal aplink matai ką nors, kas mums galėtų padėti? Na? Ei, prisimenu šitą drugelio namelį. Aš pasisveikinau labas rytas, bet jie neatsakė. Turbūt labai norėjo miegą. Ei, šituo keliu! Grįžome! Valio, juhu! Nežinau kaip jums, bet man atrodo, kad pirmai stovyklavimo dienai pramogau jau gana. Tai jau taip. Kas, Dinai? Na, gaila, kad grįžome nepasinaudoję mano įgūdžiais. Gal juokauji? Jei nebūtum turėjęs drąsos pasitikėti mumis ir mūsų gebėjimais, nebūtume grįžę. Taip, Dinai. Girdi, Dinai, tu esi mūsų komandos išmintingasis kapitonas ir tai yra tavo įgūdis. Tu teisi! Mes tikrai gera komanda, ar ne? Teisingai, o taip. Ei, gal padarykime ką nors kartu. Pavyzdžiui, užkaskime prie laužo. Šitą aš labai gerai moku. Taip, puiku, puiki mintis, Koko.